Interviu. Kas čia mirs tokią gražią dieną? Labas vakaras, čia Mandas iš Perkūno namų ir esu Armageddon Descents festivalyje ir kalbinu vieną iš koncerto dalyvių, Luktuso idėjinį lyderį Simoną. Labas vakaras. Labas vakaras. Koncertavote šiame festivalyje ir praėjusiais metais. Kaip vertinate šių metų festivalio pokyčius bei grupių sąstatą? Kadangi ne vien iš grupės atžvilgio galėčiau komentuoti, bet kaip ir vieno iš festivalio organizatoriaus pusės, kadangi dalyvauju tame procese, tai tiesiog šiais metais sąstatas tikrai rimtas yra, grupių kartelė yra pakelta tikrai aukštai, turime net 3 svečius iš užsienio, tai anglai Grave Miasma, Demonomans iš Italijos ir Inferno iš Čekijos. Plus šiais metais festivalis ne vien apsiriboja metalinę sceną, yra noizo scena, kur groja gerai žinomi Lietuvos noizo ir elektronikos scenos veikėjai. Ir taip pat dar šiais metais ir paroda vyksta menininkų. Tai tiesiog o iš organizacinės pusės, tai tiesiog manau, kad praeitais metais jau buvo neblogai, aišku, kadangi buvo pirmas blynas, tai padarėm šiokių tokių klaidelių, kai kurių logistinių, kai kurių šiaip organizacinių, kurių šiais metais, manau, išvengsime, supratom, kur reikia tobulinti, daugiau dirbti, tai manau, kad šiais metais tikrai festivalis bus aukštame lygyje dar geresnis negu praeitais. Džiugu girdėti. O kuri iš grupių šio vakaro tave domina labiausiai patį asmeniškai? Atvirai pasakius, manau, kad Inferno praeitais metais išleido turbūt mano favorito albumų. Jis iš tikrųjų išėjo už praeitų metų gruodį, bet tai galima skaityti, kad čia buvo praeitų metų albumas, jisai man yra visiškai topų topas, aš senai girdėjau kažką tokio gilaus ir dvasingo ir tikrai pats nekantrauju, nors mačiau jau Inferno kelis kartus gyvai, bet būtent nekantrauju šį vakarą išgirsti, kaip tai skambės gyvai visą tą muziką, kurią klausiau įraše. Tai turbūt Inferno. Bet ir kitos grupės mane nemažiau domina, nes visos jos yra tokios gan rinktinės, kaip sakant. Šitam festivalį jau, kaip buvo minėta, kad atsitiktinių grupių nebuvo, nėra ir nebus. Yra tik tai grupės tam tikro žanro ir tam tikrų mūsų kaip organizatorių rimtų pomėgių. Tai manau, kad visos vertos dėmesio. Pereinant prie tavo grupės, prie Luktus, praėjusių metų pradžioje nudžiuginai savo fanus nauju albumu. Ir gal dabar jau kiek vėlokai, bet visgi geriau matyti vėliau negu niekada. Apie jį porą klausimų. Tai albumas trumpu ir aiškiu pavadinimu Stotis. Ar visgi tas pavadinimas gal jau nėra toks aiškus? Ką reiškia, ką simbolizuoja Luktusams Stotis? Stotis yra įvairialypės prasmės žodis. Kiekvienas žmogus jį gali interpretuoti kaip nori. Be abejo, būtų kvaila priboti tam pirminiai reikšmiai, kurią turime omeny, stotis kaip autobusų stotis ar, nežinau, traukinių stotis. Stotis tai yra žodis išreiškiantis archetipą. Stotis gali būti stadija, portalas, įėjimas kažkur arba išėjimas iš kažkur arba atvykimas kažkur arba išvykimas kažkur. Tai tarsi duris, įėjimas į kažkokią tai kitą erdvę ir tuo pačiu ir būseną, bet čia mūsų asmeninė, kaip sakant, bent jau mano reikšmė, kurią aš duodu šiam žodžiui, bet iš tikrųjų kiekvienas klausytojas, kadangi jis toks gan plataus spektro žodis, kiekvienas klausytojas, kas domisi truputį giliau, gali savaip interpretuoti. Aš tikrai girdėjau labai įdomių interpretacijų šio žodžio, apie kurias net turbūt pats nebuvau pagalvojęs anksčiau. Viena iš dainų tavo naujausiame albume yra Nežiūrėk, nežibėk.
Kodėl šios Pauliaus Širvio eilės yra tokios patrauklios Lietuvos muzikantam? Tiek daug Lietuvos atlikėjų yra parašę muziką šioms eilėms, tame tarpe ir jūs. Kodėl? Kažin kiek iš tų muzikantų suprato tikrą esmę tos poezijos Pauliaus Širvio. Aišku, kiekvieno menininko reikalas pilnoj demokratijoje yra interpretuoti savaip. Ir tam ir yra skirta poezija, tačiau ką man reiškia, aš tiesiog manau, kad tai yra daina skirta mirčiai. Daina apie mirtį. Nors žodžiai visai kitką nori pasakyti, rodos tai galbūt kažkas su meilė susiję, su kažko tai panašiu į jausmus meilę, bet aš manau, kad grinai tai yra tiek mūsų, tiek, nežinau, ką Širvis norėjo pasakyti šią poeziją, bet tai yra mūsų gabalas skirtas mirčiai. O ką kiti parašė, aš tiesą sakant, net nežinau, kad ten daug labai tų muzikantų yra prikūrę tos muzikos šitoms eilėms, aš tiesiog... Na, bent jau Stasys Povilaitis ir Saulius Mykolaitis tikrai yra padarę savas versijas. Valio, tai mes irgi padarėm savo. Fanai taip pat gali pasidžiaugti ir jau aptartos dainos vaizdo klipu, kuriame skirtingai nei daugelis Lietuvos vaizdo klipų, kurie yra kuriami, matome daugiau negu koncertuojančią grupę pafilmuotą iš įvairių kampų krūtame fone. Kaip sekėsi tokio klipo lipdymas ir jeigu galima sužinoti asmeniškai, iš kur pasiskolinote tą labai užsidegusiai grojantį pianistą? Tiesiog idėja atėjo iš pašalinio žmogaus, ne grupėje esančio, toks jaunas menininkas Kaune yra Rytis Titas, jisai kuria vaizdo klipus grupėm ir jisai tiesiog pasiūlė mums, sako, aš galiu, jeigu norit jums pabandyčiau padaryti muzikinį vaizdo klipą. Mes iš pradžių kaip ir taip gan skeptiškai žiūrėjom, sakėm, okei, pabandyk, padaryk, pažiūrėsim, kas gausis, bet jisai jau kai mums parodė tą pirmą preview, kaip sakant, maždaug 40 sekundžių pirmų klipo mes iš karto mums labai patiko ir sakėm, pirmin, varyk toliau, daryk, jeigu reikia, ateik mus pafilmuot, tu esi, kaip sakant, klipo direktorius meninis, tai tu sudėliok pagal save. Aišku, buvo pora dalykų, kurie man mažiau patiko, išėmėme jos kai kurias detalės, bet visumoje esam labai, labai patenkinti. Tiesą sakant, ta vieta, kur groja degantis pianistas, tai bijau suklyst, bet tai buvo performansas, Gineso rekordų šou, kad tenai sugebės išgroti melodiją žmogus 60 sekundžių apsipylęs benzinu ir pasidegė save. Aišku, tai iš kito visai žanro paimta, bet mūsų dainos kontekste tai puikiai įsipaišė, taip gan įspūdingai atrodo, kad taip ir turi black metalas sudegint žmogų, kuris įgroja ir kuris klauso tą muziką. Interviu! Po albumo išleidimo leidotės į šiokį tokį europinį turą. Ar tai ženklas, kad net ir Lietuvos grupės labai pasistengusios gali susilaukti dėmesio ne tik gimtojoje šalyje, ar visgi tai labiau yra asmeninis tavo nuopelnas, kuriant kontaktus, kol gyvenai užsienyje? Ir tas, nes iš tikrųjų be abejo kiekviena grupė turi lygias galimybės, reikia tik tai, kaip sakant, pajudinti subinę ir organizuoti šitos dalykus. Jie nenukrenta iš dangaus, kad vieną dieną ir pasikviečia tave į turą 2 savaičių po Europą. Tiesiog tai yra milžiniškas, didžiulis darbas, kurį mes darėme, turbūt bijau sumeluoti, kokius 8-9 mėnesius pradėjome tos kontaktus ieškoti, dėrybas vesti, kalbėti su organizatoriais.
Ir rezultatas buvo, kad išėjo turas, aišku, yra ir to, kaip sakant, grupė turi būti dominanti, kad ją kažkas pasikviestų, bet šiuo atveju manau, kad mums tai nelabai galioja, nes mes vis tik tai esam undergroundinė grupė, mūsų niekas nežino Europoje. Dėka šio turo šiek tiek daugiau platesnis ratas atsivėrė, apie mus išgirdo, dabar organizuojam jau antrą turą, kuris vėlgi šiais metais turėtų įvykti balandžio pabaigoje. Važiuosim vėl ir manau, kad tai turėtų daryti kiekvienas save gerbiantis muzikantas. O iš tikrųjų Lietuvoje yra tikrai nedaug grupių, bet keletą grupių, kurios tikrai būtų vertos pakeliauti po Europą ir pagroti, parodyti kitose šalise, kas kaip po velnių yra tas lietuviškas metalas. Ar dabar ypač pakeitų šiek tiek įvaizdį, ar galbūt vėl pradėjote susilaukti komplimentų, kad atrodot panašus į DiCaprio? I don't give a fuck. Dėkui. Toks komentaras būtų.